Labas vakaras studentų futbolo mylėtojai. Šį vėlų vakarą ketvirtadienį Vilniaus Senvagės gimnazijos stadione mes Vilniaus komandos kontraišpuolis. Matažinskas. Jo perdavimas ir kamuolys vartose. 1-0. Davidas Volodkevič. Jis pirmasis prie kamuolio. Dar nesibaigia ataka. Šansas dvigubinti skirtumą būtų buvęs, jei nebūtų nuošalės. Kad kamuolį jis praras. Čia perdavimas į priekį. Geras perdavimas. Šansas dvigubinti skirtumą, smūgis į vartus. Nėra ir galimybė dabar Volodkevič. Jo perdavimas tolin ir oj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 . Iš dešiniojo atakos krašto keliamas kamuolys į baudos aikštelę ir labai pavojingas epizodas. Dar vienas šansas mušti įvartį. Ir čia šansas. Klaipėdiečiai, vėl Cliffordas Savau. Ir labai netikslus perdavimas. Dabar šansas Vilniaus Tech komandai dvigubinti skirtumą. Šansas yra labai geras ir labai gerai žaidžia Vadimos Trefilovas, Arjan Balasanov ir 92-asis Cliffordas Savau. Evaldas Misiūnas treniruoja komandą. Čia pelnytas įvartis ir Kazgujis siunčia kamuolį tolyn. Dabar vėl lenktynės. Guančia. Klaidinamas judesys ir kamuolys lekia virš vartų. Išprotėję, bet šiose rungtynėse dažniausiai teigiama prasme yra šie žodžiai. Dabar šansas vėl Guančiai. Jis baudos aikštelė nebuvo šiek tiek pasikeitęs yra žaidimas lyginant su tą valandą rungtynių pradžioje. Dabar geras perdavimas į baudos aikštelę. O toks atrodė keistas perdavimas, tačiau tas keistas perdavimas vos ilgai. Klaipėdos komandos išpuolis. Geras perdavimas į priekį, kova dėl kamuolio. Šansas dabar mušti klaipėdiečiams ir geras perdavimas. Aleksas Okolovič klaidina varžovą. Pirmas prie kamuolio Aleksas Okolovič ir 11 metrų baudinys. Smūgis ir 2-1 priekyje Vilniaus Tech. 10 dar virš 11 minučių. Ir Mantas Rusys, štai toks jo sprendimas. Tai kamuolį Klaipėdos komandai. Tai ką norėjau pasakyti, kad pernelyg Klaipėdos universiteto žaidimas keistis neturėtų. Gali keistis Vilniaus Tech komandos žaidimas. Tų pamokslų perdavimas labai pavojingas ir šansas! Dodo! Ir labai Čia smūgis! Labai. Ką, žinom, kad atvažiuoja labai stipri komanda. Buvo sunku spėti dar, kol kometą užsipildė, kas per žmonės bus. Tai tas žaidimo planas toks buvo iš pradžių atsargiai, po to jau žiūrim, kas toliau bus. Manau, kad atsitraukiam, tvarkingai gynėmės. Progų turbūt net ir daugiau turėjome, tai aš šiaip patenkintas tikrai šiom rungtynėm ir vyrų atsidėjimų jau ne pirmas rungtynės, tai šaunuoliai. Prie 1-0, jeigu būtumėte mušę antrą įvartį, aišku, galim čia dabar jau pakalbėti, kas būtų, jeigu būtų, bet kaip būtų tada pasikeitusios rungtynės? Tai žinot, aš nemanau, kad ten kažkas būtų labai pasikeitę, nes vis tiek patį žaidimą turbūt vis tiek Klaipėda valdė, labiau juk jie kontrolė buvo ilgesnė, bet mes tą ir norėjome, kad jie ten tegul valdo, išeiti į greitas kontratakas, taip kad nemanau, kad pasikeitė, bet gaila, kad nepavyko įmušti, galbūt buvo pavykę laimėti tada. Energijos labai daug buvo šiandien iš abiejų komandų pusės, to lėkimo aš asmeniškai neatsimenu nei vienose studentų lygos rungtynėse, iš kur jo tos energijos tiek daug. Aš pats nustebęs, iš kur, jeigu atvirai, aš galvojau, kad mes sustosim. Iš Klaipėdos galvojau, kad jie bėgs, bet galvojau, kad mums bus sunkoka, bet vyrai dirbo iki galo ir tikrai bėgo daug. Kai mušėt baudinį, atrodė, kad galit iškovoti ir 3 taškus, bet tokia apmaudoka klaida po standartinės situacijos.
Nu tai ten apmaudė, žinote. Gaila, lieka kelios minutės, kažkaip protingiau sužaisti, ant pačio galo leidom jiems ten daryti vieną, kitą, trečią kampinį, kažkur neišsivalėm, pritrūko tų jėgų turbūt vyrams ir viskas. Nu ką, yra kaip yra, išlygino, nieko čia tokio baisaus. 4 taškai per 3 rungtynes prieš sezoną būtų tenkinantis rezultatas? Jo, manau būtų tenkinęs, jo. Atvažiavom pirmiausia, tai nestovėti, neužsidaryti, o atakuoti. Bet atvažiavom truputį pasimažinę žaidėjų, nes kiti negalėjo atvykti dėl tam tikrų priežasčių, tai truputį silpnoka gynybos grandis šiandien. Bet nenorėjom koncentruotis į gynybą, norėjom kuo greičiau įsimušti įvartį. Ir nusprendėm atakuoti. Norėjot greit įmušti, greit prasileidot? Greit prasileidom, tačiau greit ir išsilyginom po to. Šiaip kalbant apie tą gynybos liniją, ką buvo galima padaryti geriau, kad nebūtų tiek klaidų, nes bendrai vertinant, vilniečiai turbūt daugiau pavojingų progų sukūrė negu jūs. Jie sukūrė daug progų, aštresnių tokių, bet ir mes susikūrėm tų progų nemažai. Tačiau gynyboje kraštiniai žaidėjai užėmė ne savo pozicijas centro gynyboje ir tuo pasekoje nepatyrė tos pozicijos žaidėjai, padarė klaidų. Aštrumo priekyje irgi buvo atkarpa, kai pakankamai pritrūko. Čia varžovo nuopelnas ar jums kažkas nesigavo? Ne, manau, kad perlaikėm atakuodami, sakysim, kamuolį. Mažai skersų atlikom, bandėm 1 prieš 1 ten, kur nereikia, kur reikia iš vis nežaidėm 1 ant 1. Mažai smūgių vartus atlikom. Tuo pasekoje galbūt ir nepelnėm dar vieną įvarčių. Lygiosios laimėtas taškas ar pralošti 2? Aš manau, kad mes tikrai šiandien buvom nusipelnę pergalės, gerai žaidėm. Iš klaidų varžovas, aišku, pasigavo mus, bet aš manau, kad vaikinai nusipelnė pergalę šiandien. Tai aš manau, kad ir taškas šiandien po baudinio jau galvojau, kad gali būti pasibaigti ir liūdnai, bet vaikinai sukilo ir pelnėm nors 1 tašką.